malūnėlių. Dabar vaikai tai sulaukite ir manęs. Ir malūnėlių gausite, jei geri buvote. Ar geri buvote? Labai gerai, matot, kokį maišą atsinešiu. Vaikai, dar prie maišo neikite, dar neikite. Ateikite pas mane. Ar išbristumėte iš aukštos pusnies, jeigu reiktų? Na, parodau, kaip mokat. Keliam aukštai kojas. Šaunuoliai, žinote ką? Padarykim tokį dalyką. Sustokime dabar visi ratu. Ir pasižiūrėsim, ar tam krašte, iš kur aš atėjau, ar jūs sugebėtumėt iš tų pusnų išsikapanoti. Gerai, vaikai? Gerai, kokie jūs šiandien visi gražūs. Ohoho, kaip iš pasakos kokios. Dar sustojate į didelį ratą. Sustojam, apsisukit vaikučiai. Parodykit, kaip mokat aukštai kelt koją. Šaunuoliai. Ir kai pasigirs žodžiai 1, 2 arba 3, mes turėsime aukštai pašokti į orą ir iškeliam aukštai kojas ir 1 orą, ir 2, ir 3, orą ir 1, 2, o dabar šimtuojam. Kas auga viršūnė žemyn? Kas tai galėtų būti? Vaikai, pasukam galvas, kad geriau galvokite. Mamos, tėčiai, irgi galit pagalvoti gerai, pasukit galvas ir atsakykit. Kas galėtų būti? Kas auglis pagloja? Teisingas atsakymas. Gerai, tai dar jums vienas klausimas. Kokio paukščio pavadinimas panašus į sniegą? Su raudonu pilvuku, taip. Savo paplojant teisingas atsakymas. Ir paskutinis jums klausimas. Kas galėtų būti? Ar yra žinančių? Baratė žiemą turi sniegą? Nedaug, visai nedaug. Iš dangaus. Ar štai danguje vaikai gyvena senas malūnininkas, kuris žiemą iš debesų mala sniego miltus. Taip, jis šią žiemą truputėlį užmigo, labai užmigo ir neatsikelia. O kaip tas metai užkliuvo už vėjo ir miltai visi išbyrėjo, tai pabudę vaikai iš miego už lango pamatė ko daug? Sniego, teisingai vaikai. Ar jau visi įsėdote į rogutes? Gerai, vaikai. Šaunuoliai vaikai! Šaunuoliai! Vaikai, dabar galim pasikeisti. Tačiau namuose šilta ir jauku. Mama virtuvėje ruošia vakarienę. Rodo, kaip ruošia vakarienę mama. Kažką maišo, taip? Tuoj deg stalą baltas staltiesės. Tačiau viena mergaitė jo netiki. Jis stovi prie lango. Karina, atsako mergaitė. O kalėdų dvasia paklausė Karinos, kogi ji norėtų gauti kalėdoms dovanų. Kogi
Kokiu tu norėtum gauti kalėdoms dovanų? Aš vaikšto jiems. Kokiu tu norėtum gauti kalėdoms dovanų? Kas žino, tu žinai, ko norėtum gauti? Paukščiuko, atsakė mergaitė. Kalėdų dvasia nusišypsavo mamą, kuri jau kviečia prie stalo. Ten jau sėdi visa šeima. Staiga kitame kambaryje pasigirsta bildesys. Supildo vaikai garsiai. Mergaitė bėga į kambarį ir nuo šalia eglute, šalia kitų dovanų, pamato savo išsvajotąjį, becypsintį paukščiuką. Ji paima jį, priplaukia prie širdies ir nusišypso. Įvyko kalėdų stebuklas. Kviečia meilę, kviečiam. Ateik. Aha, alio, atėjo velnias. Gerai, dabar paglostom velnę. Geras. Prisipratinam, pakalbinam, tai duodam obuoliuką suvalgyti. Aha, suvalgė. Prisipratinot. Tai galim lipt ant kupros. Lipam, keliam koją ir opaka. Šaunuoliai. Vaikai, dabar tvirtai laikomės. Ir sakom, jojam. Apsidarykit vaikai kaip aplinkui trąšų, kaip gražiai apskaitos medžių viršūnės. Vaikai, priekyje šaka palėkė galvas. Oho, kaip greitai joja, oho. Šaunuoliai, ir dėl priekio tada dar šaka, joja toliau. Tai bus posūkis į dešinę. Na vaikai, ar smagu buvo ten nepajot? Na va, o žinot, kur mes čia atjojom? Atjojom prie dovanų maišo. Vaikai, ar laukite dovanėlių? Puiku, bet aš jums taip lengvai tų dovanėlių nepriduosiu. Jūs turėsite man padainuoti kokią nors dainelę. Sutarta? Ar mokat kokią dainelę padainuoti? Gerai, tuomet aš jūsų mielai išklausysiu, man nieko nėra maloniau negu paklausyti dainuojančių vaikų. Ir dainelė, jūs tikrai mane nudžiuginate. Vaikučiai, aš dabar norėčiau, kad jūs grupėmis pas mane ateitumėte. Grupėmis. Taip. Čia labai turėtų graži nuotrauka būti, taip? Gerai. Ateikit čia irgi fotografuoti. Kalėdų! Tėveliai, ir vaikai. 1, 2, 3, žiūrėkit, dar kalėdų senis atėjo. Oi, mergytė kažkokia. Aukite šalia jų, darykite, paimkit. Gražus jūs tokie šaunuoliai.
Viskas, šaunuoliai, ačiū. Ačiū Jums. Einam maišą